Gerdynėlį. Šiandien mėginsim taisyti sriubos. Tai biški kaip ir sveikesnis variantas, bet man padedant greičiau susivalgyti. Daugiau maisto, kaip reik valgyti, kaip auginti svorį, tai patys greičiau susivalgyti. Nu šiaip nevalgau šanos per dažnai. Pavyzdžiui, aš ten kokį man treniruotis dėjin, tai aš nevalgau anos, nes ten vis tiek skysta, ilgiau virškinas. Tai aš šiandien valgau, pavyzdžiui, kokias savaitgalės ar šiaip ne sport dienom. Nu, tai pamėgins parodyti visko. Susidėjau ant stalo, kad nebūt ką precijai, kažkuomet ką filmavau ten, koks ten su kiaušinės kur nors dara, ten užmiršau koks kiaušinis, parodo tik avižus koks. Tai va, susidėjau. Tai reikės buljon paprast, štai neapsimat nuplėšęs. Buljon pos aš dedu. Paskiau bulvių pasidėjau, dabar valgau pos kilogram bulvių. Paskiau šaldytis daržoves dedu. Ir mėsą dedus į ton. Į garpaudį dedus ir kad nereikėtų ant visokių aliejų kepti, tai dedus geriau į garpaudį ir mažiau visokių aliejų nereikalingų. Ir da prieskonį mėsą. Tai dabar mėgins viskom pailiau parodyti ir mėginam daryti. Pirm reikia išsimošti mėsą dabar, kad plonesnį būtų ir skaniau valgytus. Mėginam. Nu и той šitą prieskonį naudoju visai neblogai, skani. Gerą tinka, kaip tik dar kiaulienos prieskonį. Kartas, jeigu neturi kokių kiaulienos prieskonį, tai dedys kokį, žiūri, kas stalčio bėžių į kokių žuviais įsidėti prieskonį. Ir gaunas skonis beveik tas pats. Nu vo, mėsą išmušt. Dabar beleikt į garpaudį. Nu į pirm pilam tokį paudok šitą turiu. 250 ml. Es pamatais šiandien. Tai kokis 2,5 pilam. Tiek suvalgys tam tiek į pilam. Grina pilnas toks įpil. Nu gal dar posipilti. Gaunas tiek vandens. Per daug irgi nepelkė to, nes paskiau viens vanduo belik, tai geriau bišk mažiau vandens, skaniau valgysios. Nu ir dabar ves ton mėsą sudėsiu į garpaudį. Popierį pasiėm pasiklui, ton kepėjom popierį, išsiklui, į susidėt ves mėsą. Vo, susidėt mėsą šitą vis, jeigu matos. Įdėt paprastą. Šum kepum kokį 170 laipsnių, kokį 10-12 minučių kažkur gaunas. Tai vo, vandau kaist, mėsą kep ir varom toliau daryti. Na, buljon pasidėjo. Vis tai neskirtų man anon galėtų iškardėti, kaip išals vandau. Tai dabar reik laukti, kur užvers ir paskiau dėsam viskom kitkom. Aš tas buljons ne jau per geriausia, bet dėl pusgabalio tikrai niek blog nebūtų. Ne kiekvien dėin valgom. Tau tarp, kur vandau kaist ir jau mėsą išvoju, tai jau praeit 12 minučių ir vandau jau užkait gerai. Tai bolis susipjaustau. Kokias nori kobelės, kaip valgys, taip skaniau. Aš tokias varau, man patinka. Per šūną, prosto.
Nu vo, bolbis baigts, dabar dedam į katilą verdam. Nu, į vanduo kaist, sudėt vis bolbis. Reikia neapsitaškyti kažką. O. Kiets pabild. Skaniau bus su dolkėm. Su žemėm su dolkėm. Tai va dabar laukam, kur vėl biškį pavers vanduo. Tai va ant sagraida čia užverš ir ko bolbis pavers 5 minutės, tada dėsam daržuvis, nes daržuvėm teikti reik. Anos pereintas karštis ir beveik viskas. Bolbėm tik ilgiau. Tai va dabar laukam, kur užvers ir 5 minutės paverdam bolbis. Nu, į mėsėlį iškip. Dabar visko reikia dėti. Dedam čia šitą, susipjaustysam kaip noro. Galia dėti celas, jeigu suvalgot jums skaniai. Man tai patinka bolbis. O, kiek išbėjau. Man patinka bolbis, kai jienos. Daržuvis pasiruošiau, tai jau dės, jau bolbis verda. Kokius 5 minutės, tai jau dės, susipjaustom jas. Ir bus viskas, tai jau varom dėti. Na, bulbėlį šitą verda, jau pavirk kokius 5 minutės. Salotas šitą pasiruošiau. Nu, vis paprasta dar. Da biškį dapyliau po stiklėms, nes biškį maža vandens buvo. Bet tos daržuvis vis tiek ano suminkštė, tai ten niek nebleik. Žiūrėkit paleisai, kiek suvalgot, kiek vandens pilt. Visko darykit. Jeigu per pojus mažiau, per pojus vandens mažiau. Kaip jums skaniau, taip darykit. Nu va, tu irgi sudės dabar ronks užims, tai negal tu sudėti, tai taip štai gaunas. Dabar paverdam dar kokius 5-7 minutės ir bus labai skaniai. Nu va, šitą mėsėlį gavos, dabar viskon susipjaustau ir dėsam į katilką paversti, nes daržuvis su bolbėm. Nu va, taip šitą gaunas, čia yra 200 gram. Jeigu nugarinė, kiek čia 20-22 gramą baltymų, gauni 40-44 baltymus, tai į valgym, manau, pakankama. Kiek da gretinės įsidėti, iš gretinės gaunas. Pasak, vienam žiūrėti, kas gaunas, kas verda. Nu o, šitą galutinis rezultat, kad neišpilčiau, musėt matos. Tuksa šitą brokolį irgi minkštė, išminkštėjo ant vis, bolbis geras. Mėsą sudėjau vis į valgą šitą, ar iš bliūdą į lėkštės įpils. Sakau, da galėt pasiimti, jeigu norat su daun valgyti, tai dėkit bulbių bišk mažiau, pasiimkit dauns. Nereik šitom vištieną viens ryžius saus valgyti. Gerai, gali valgyti skaniai ir tuo pačiu sveika. Tai vo, skanaus, valgom.